Sveiki gyvi, aš Osvaldas Vagelis, o čia vasario mėnesio laida apie Manijos moksleivių krepšinio lygą ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Šį kartą mūsų laida kiek neįprasta, nes visą dėmesį šiandien skirsime Kauno Žalgirio arenoje praūžusiai Manijos moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių dienai 2012. Ši šventė tradiciškai vyko prieš Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyro finalo ketvirtą ir sutraukė išties nemažai tiek žiūrovų, tiek pačių dalyvių, kurių buvo per 300. Tad šioje laidoje jums parodysime įdomiausias MKL žvaigždžių dienos akimirkas, pokalbių su jos dalyviais ir organizatoriais, pažadame, efektingų vaizdų tikrai netrūks. O pradėkime nuo vaikinų Manijos tritaškių metimų konkurso. Geriausiais MKL snaiperiais pretendavo tapti 8 pagal tritaškių metimų statistiką atrinkti jaunieji krepšininkai. Atrankinis konkurso etapas sėkmingiausias buvo jau 3 kartą iš eilės į tritaškių metimų konkurso finalą patekusiam Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniui Tautvydui Juodeliui ir konkurso naujokui Šiaulių Saulės krepšinio mokyklos atstovui Justinui Gečui, kurie ir susigrūmė finale. Nors jo pradžia, kaip ir buvo galima tikėtis, daug sėkmingesnė pasirodė tokių konkursų veteranui Tautvydui Juodeliui, tačiau Justinas Gečas paskutinėse serijose krepšį atakavo pavydėtinu taiklumu ir sugebėjo panaikinti varžovo persvarą bei išsivežti iš Kauno pergalę rezultatu 16-14. Justinai, sakyk, tai ar daug tritaškių buvo išmesta ruošiantis būtent tritaškių metimų konkursui? Na, nelabai buvo laiko treniruotis, nes vyko su komanda treniruotis varžyboms svarbioms ir nelabai turėjau. Šiaip savaitgalis eidavau į salę pasportuoti dėl savęs. Tai tokio specialaus pasirašymo lyg ir nebuvo kažkokio išskirtinio? Nebuvo tam laiko. O ar bandėjai mesti, kiek buvai daugiausiai metęs, jeigu bandėjai? Nebandžiau, žinokit, va čia finale 16 tai yra rekordas. Tai tavo geriausias rezultatas turbūt. Taip, ir va, laimėjau. Ar apskritai tikėtas buvo toks rezultatas, nes varžovas finale vėlgi daugkartinis nugalėtojas, tikėsi, kad gali įveikti? Na, negalime nesitikėti savo pergalės, tiek kažkiek turi laimėti, bet labai mažai buvo šansų, nes tiek 2 kartų čempionas, man pirmas kartas, bet va, pasiteisino. Ir viską finale lėmė tą paskutinę seriją. Kas ten buvo? Pradžia lyg tai nebuvo tokia gera, bet vėliau įsivažiavai. Pažiūrėjau, kad daug laiko liko, susikaupiau ir sumečiau metimus. Norėjau padėkoti tėvam ir broliui, kurie visą laiką palaiko ar gerai, ar blogai sulošiu. Dėkui jam. Tuo metu tarp merginų atrankinėme konkurso etape sėkmingiausiai pasirodė praėjusių metų čempionė Marijampolietė Greta Tamašauskaitė ir Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtinė Agnė Černeckytė. Įdomu pažymėti tai, kad šios merginos kartu metė tiek atrankinėme etape, tiek finale. Ir abu kartu savo pranašumą įrodė Greta Tamašauskaitė, finale surinkusi 13 taškų ir 4 aplenkusi Agnę Černeckytę. Abiem merginom atitenka rėmėjų prizai. Sveikinimai su pergale. Na, jau ne pirmas kartas tau, kai laimi tokį konkursą, tai neįvyko nieko netikėto? Nu, kažkiek tikėjausi, pasistengiau ir laimėjau. Ar specialiai treniravaisi prieš šį konkursą? Na, mes po kiekvienos treniruotės gale visą laiką prasimetam savo metimus. Tai padeda kiekvieną dieną. Ir kiek tritaškių metat po tos treniruotės? Gale treniruotės 10-15 minučių. Tai kiek maždaug metimų yra atliekama per tą laiką ir kiek maždaug pataikai? Ar esi skaičiavusi? Ne. O kiek iš eilės tritaškiuose daugiausia pataikysi? 20 gal. Ar su treneriu kaip nors paminėsit šitą pergalę? Gal turėsi treniruotę neiti? Manau, kad ne. Išsiaiškinę geriausius snaiperius, pereikime prie bene pagrindinio kiekvienos žvaigždžių dienos akcento – rungtynių rytai vakarai. Moksleivių krepšinio lygoje šios rungtynės yra unikalios, nes čia vienu metu ant parketo varžosi 2 mišrios vaikinų ir merginų komandos. Rytų ir vakarų ekipos iš viso sužais 3 kėlinukus, o pirmasis jų priklauso jauniams, gimusiems 1994–95 metais. Rytus čia atstovauja mūsų jau matytas geriausias MKL snaiperis šiaulietis Justinas Gečas ir 5 Šarūno Marčiulionio akademijos auklėtiniai – Denisas Krestininas, Augustinas Jankaitis, Edvinas Šeškus, Gediminas Žalalis ir Jokūbas Gintvainis. Merginų gretose Vilnietės Justina Kraujūnaitė ir Austėja Širšinaitytė, Panevėžietės Laura Želnytė ir Urtė Bukauskaitė, Šiaulietė Ieva Kazlauskaitė ir alytiškė Inga Brusokaitė. Rytų treneriai Rolandas Penikas iš Marčiulionio krepšinio akademijos ir Rima Daunienė iš Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro.
Tuo metu vakarų ekipos vaikinų pagrindą sudaro Arvydo Sabonio krepšinio centro atstovai Tomas Dimša, Marius Grigonis, Ernestas Serkevičius, Paulius Danisevičius ir Lukas Lekavičius, bei marijampolietis Tautvydas Kliučinykas. Vakarų merginos Kauno Aišių auklėtinės Justina Matuzonytė, Eglė Žilytė, Augusta Kevišaitė ir Ugnė Siaurusevičiūtė, palangiškė Eglė Želnytė ir Simona Dobrovalskytė iš Marijampolės. Vakarus treniruoja Sabonio krepšinio centro strategas Arūnas Visotskas ir Kauno krepšinio mokyklos Aišiai trenerė Birutė Zakienė. Na, kalbant apie rungtynes, jų pradžioje kur kas sėkmingiau žaidė vakarų ekipa, spurtavusi 6-0. Tačiau rytai neketino nusileisti ir gana greitai atstatė pusiausvyrą, o kėlinuko pabaigoje net įgijo 2 taškų pranašumą. Po pirmojo kėlinio 21-19 rytų naudai. O kol antrajam kėlinukui ruošiasi rytų ir vakarų jaunučiai, pažiūrėkime, kaip sekėsi Manijos Karavano ir Dadų Bauduko konkursų dalyviams. Jaunių ir jaunučių Karavano, arba dar netaisyklingai žinoma kaip Amerikankės, konkurse kelių dešimčių konkurentų spaudimą atlaikė ir į finalą pateko Ervinas Blažys iš Sostinės krepšinio mokyklos ir Arūnas Sajevičius iš Šiaulių Saulės krepšinio mokyklos. Kaip ir tritaškių metimų konkurse, Karavano rungtyje taikliausią ranką pademonstravo turintys šiauliečiai. Nugalėtojų po įtemptos kovos tapo Arūnas Sajevičius, po konkurso pripažinęs, kad jaudulys darė savo. Tikrai nesitikėjau, pirmą kartą dalyvauju, treneris užrašė, sako, tiesiog pabandyk laimę, pamėginau, pasisekė. Konkurencija nemaža buvo, kelios dešimtis dalyvių. Kas svarbiausia yra šitoje rungtyje, ko reikia, norint laimėti? Manau, nuo pat pradžio nesijaudinti, nes tikrai pats pirmas metimas, mano ranka drebėjo, širdis jaudinamas, gal dėl to, kad pirmą kartą, bet labiausiai, manau, reikia jaudulio numušti šitais. O kas svarbiau, kaip manai, ar kuo greičiau atlikti tuos metimus, ar visgi koncentruotis į taiklumą? Manau, reikia pirmiausiai patį pirmą metimą sukoncentruoti, jeigu jo nepataikai, tada viską jau reikia daryti greitai, nes už nugaros stovi daug dalyvių. O apskritai, ar tai tavo pirmoji žvaigždžių diena? Taip, pirmoji. Ir kokį įspūdį palieka? Jaučiasi šventinė nuotaika? Jo, labai tikrai džiaugsmas, dabar šviesi su draugais. Gal ir naujų pažįstamų atsirado daugiau? Jo. Susipažinau su daug iš kitų miestų žaidėjų, tikrai gerų, pasišnekėjom, draugiškai pabendravom. Tai Šiauliai rengėsi paveržti snaiperių Sostinės titulą iš Klaipėdos, kaip čia yra dabar? Bus matyta ateityje, nieko negaliu pasakyti. Tarp merginų Karavano konkurse geriausiai sekėsi Pakruojo sporto centro auklėtiniai Ievai Paškevičiūtei ir Plungės sporto mokyklos atstoviai Gintariai Katkutei, kurios ir susigrūmė finale. O jame šaltesnius nervus ir taiklesnę ranką pademonstravo turinti jaunoji krepšininkė iš Pakruojo. Sveikiname su pergale Karavano konkurse, teko veikti didžiulę konkurenciją, labai daug merginų. Kaip pavyko taip gerai pasirodyti? Žinau, pirmą kartą dalyvauju, kažkaip sėkmė pasisekė. Ar specialiai ruošėsi būtent šitam konkursui? Nelabai. Tai nei tritaškių specialiai, nei baudų mėtėt? Ne, treniruotės laikai kažkaip pasisekė šį kartą laimėti pirmą vietą. Ar pirmą kartą dalyvauji panašiame renginyje? Pirmą kartą, šiaip niekada nevažiuodavau žvaigždžių dienas, tai pirmą kartą čia atvažiavau. Ir kokį įspūdį palieka, nebaisu tokioje didelėje arenoje mėtyti? Pirmą kartą, kai atėjau į sceną, tai buvo visai baisu, bet dabar kažkaip visai nieko. Vaikų Dadų Bauduko konkurse savo jėgas taip pat išbandė kelios dešimtis jauniausių žvaigždžių dienos dalyvių. Berniukų gretose čia geriausiai sekėsi Kauno krepšinio mokyklos Tornado auklėtiniui Gyčiui Narušiui, įrodžiusiam, kad jo ranka nedreba net ir pačiomis įtempčiausiomis akimirkomis. Gyti, sveikinam su pergalė, ar sunku buvo? Buvo pirmas sunku, neįmečiau kelių baudų, bet paskui visas ėjosi gerai. Teko veikti labai daug dalyvių, iš tikrųjų konkurencija didelė buvo. Nesunku prieš tokią didelę areną tiek daug žmonių, nesijaudinai? Biškai jaudinas, nes jeigu būčiau pralošęs, tai nelabai būtų gerai, nes treniravausi. Ir pirmą kartą dalyvauji tokiame renginyje? Pirmą kartą. Ir kokį įspūdį palieka? Labai gerą. Visi draugiški, gal susiradai naujų pažįstamų, naujų draugų? Kol kas dar ne. Bet dar viskas prieš akis? Aišku. O mergaičių čempione bauduko konkurse tapo ir baudų metimo princese gali būti pakrikštyta Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro atstovė Olivija Barzdaitė. Finale palaužusi klaipėdietės Ievos Šerpetytės pasipriešinimą. Abi mergaitės apdovanojamos moksleivių krepšinio lygos rėmėjų prizais, o nugalėtoja prisipažino, kad ši pergalė jai buvo gana netikėta. Iš tikrųjų nelabai tikėjausi, kad laimėsiu. Galvau, kad bus labai sunku. O ruošėsi kažkaip specialiai šitam konkursui? Taip, per treniruotės ruošiausi, mėčiau baudas. Ir koks buvo geriausias rezultatas per treniruotės? Oi, iš
10-8 baudos. Tai pavyko čia parodyti beveik geriausią, ką ir treniruotėse, ar ne, kam ruošėsi? Aha, taip. Pavyko. O ar pirmą kartą dalyvauji panašiuose renginiuose? Pirmą kartą. Kokį įspūdį palieka? Nebuvo jaudulio prieš tokią didelę areną, prieš tiek daug žmonių? Labai jaudinausi, bet iš tikrųjų labai patiko. O konkurencija, labai daug merginų dalyvavo šitam konkurse. Jos labai gerai mėtė baudas ir stiprios konkurentės buvo. Tai kitais metais jau gal prie tritaškių reikės pereiti? Nu nežinau, čia kaip bus jau. Net su baudom viskas, problemų nebus. Ne. Na, o dabar grįžkime į rytų ir vakarų mačą, bei pasižiūrėkime, kaip antrajame jo kėlinuke sekėsi geriausiems moksleivių krepšinio lygos jaunučiams. Rytams čia atstovauja be išimties vilniečiai. Marčiulioniukai Dominikas Zubkauskas, Mykolas Dieninis, Jokūbas Švambaris ir Kasparas Krasauskas. Bei Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtiniai Vytautas Saulis ir Karolis Biveinis. Rytų merginos Vilnietės Dalia Belickaitė, Urtė Slavickaitė, Daugilė Šarauskaitė ir Ieva Savickaitė. Bei Panevėžietės Laura Razinskaitė ir Dalia Jakubaitytė. Rytams vadovauja Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos strategas Gintaras Razutis ir Vilniaus krepšinio mokyklos trenerė Ina Revinskienė. Vakarų sudėtis – Saboniukas Antanas Krimelis, Tornado auklėtinis Valentinas Mitalauskas, Aisčių atstovas Martynas Varnas, Mažiekiškis Edvinas Rupkus ir du Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtiniai Karolis Tamošauskis ir Jonas Stakeliūnas. Vakarų merginos Aistės Jorūnės Irputytė ir Dovilė Jonikaitytė, Knašiaus mokyklos atstovės Milana Matieš ir Agnė Černeckytė, tritaškių metimų konkurso vicečempionė, Kėdainių sporto mokyklos auklėtinė Laurita Jurčiūtė ir Grytė Markevičiūtė iš Marijampolės. Vakarų treneriai Mindaugas Bugys iš Knašiaus krepšinio mokyklos ir Birutė Jankauskienė iš Kauno Aisčių. Jeigu po pirmojo apylygio kėlinuko rytai pirmavo 21-19, tai antrajame rytų jaunučiai pasistengė dar labiau už savo vyresnius kolegas ir rezultatyvų kėlinuką laimėjo 34-29. Prieš lemiamą trečią kėlinį suteikdami rytams jau 7 taškų pranašumą. Šiose rungtynėse viskas spręsis vaikų grupėje. Taip pat dar jūsų laukia slalomo, dėjimų konkursai, estafetė visi už vieną, vienas už visus ir staigmena. Metimas iš aikštės vidurio dėl 10 000 litų. Tačiau visa tai po trumpos pertraukėlės.